Labadiena, Aleksandra, jūs girdit mus? Labą dieną, jau liko dar viena minutė. Ar girdit mane? Taip, puikiai girdime jūs. Nuostabu. Taip, tai labas vakaras visiems. Norėčiau pradėti viešinimą. Viešinimo pradžia yra 17 valanda ir numatoma pabaiga yra po valandos, tai yra 18 valandą. Taip, parašiau šiek tiek tokios įvadinės informacijos, kaip tas viešinimas vyks. Tai visų pirma paminėsiu, kad šis viešinimas yra įrašomas ir vėliau bus skelbiamas viešai. Tai todėl privaloma laikytis tam tikrų taisyklių. Taip, tik tai pasitikrinsiu, ar tikrai rašau. Taip, įrašau. Taip, tai viešinamas projektas yra sporto paskirties, tai yra visuomeninių pastatų paskirties grupės pastato Vilniaus rajono savivaldybėje, Virsmių gatvėje 31 statybos projektas. Šio projekto vizualizaciją jūs dabar matote. Tai, kaip ir sakiau, pradžiai paminėsiu kelias tokias bendras taisyklės. Tai visų pirma, jeigu norėsite užduoti klausimus, kažkokius, tai išjungkite kamerą ir kol vyksta viešinimas, taip pat prašau išjungti ir mikrofoną. Jeigu norėsite užduoti klausimą, tai reikėtų pakelti ranką. Tai yra, matosi čia kitoje skaidrėje, pakelti ranką arba galite taip pat parašyti asmeninę žinutę į čatą, į pokalbių langelį.
ir aš matysiu, bet būtinai rašykite tiesiog privačiai. Nu, paspauskite, kad Aleksandrai ta žinutė nueitų, o ne viešai, kad, nu, ne viešai būtų matoma. Taip, tai kol vyksta viešinimas, tai tiesiog išjungiam ir balsą, ir kamerą, o kai norėsite užduoti klausimą, tai tada tiesiog įjungsite mikrofoną. Taip, tai čia yra, įveskite pranešimą, čia yra tas langelis, kur turėtų būti, nu, gali būti rašomi klausimai. Taip pat, jeigu norite gauti atsakymą raštu, tai būtinai reikėtų privačia žinute nurodyti ir jūsų duomenis, tai yra vardą, pavardę ir kam siūsti, arba tai yra gyvenamosios vietos adresą arba elektroninį paštą, kaip jūs norite gauti tą atsakymą. Taip. Ir kaip sakiau, tą žinutę rašykite privačiai. Aš ją matysiu ir tada atsakysime visus jūsų klausimus. Taip, dabar šiek tiek bendros informacijos, tai projekto pavadinimą jau pasakiau. Projektuotojas yra Globalus projektavimas, statytojas užsakovas tai yra Vilniaus išmanioji akademija. Taip pat pateikiama nuoroda viešinimui, pagal kurią galite prisijungti. Ta nuoroda yra viešai skelbiama ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos puslapyje prie viešinimo skilties, taip pat prie, čia gal vėliau pasakysiu, taip, tai viešo susirinkimo dalyviai, tai visų pirma, čia klaida, pirmininkas bus Vojtech Škelovič, tai yra projektuotojų atstovas, sekretorė būsiu aš, projekto vadovė, na ir taip pat yra prisijungęs ir statytojų arba užsakovų atstovas, tai yra Vilniaus išmaniosios akademijos direktorius. Tai tiek bendros informacijos apie projektą. Taip pat, kaip sakiau, tai visa informacija apie projektą buvo paskelbta Vilniaus rajono savivaldybės administracijos puslapyje. Taip pat prie sklypo buvo pakabintas stendas ir visa informacija buvo išsiųsta registruotais laiškais kaimynams. Tai yra aplinkinių sklypų savininkams. Taip, čia yra parodytas tas skelbimas, kaip viskas atrodė Vilniaus rajono savivaldybės puslapyje su viešinimo data, prisijungimo nuoroda, prie kurios jūs dabar galite prisijungti. Taip, čia yra stendas pakabintas prie sklypo ribos ir taip pat informacija apie išsiųstus laiškus. Tai toks tekstas buvo parašytas laiškuose ir išsiųsta apie 20 laiškų. Taip, tai čia būtų tokia bendra informacija. Toliau aš norėčiau pristatyti patį projektą. Tuoj pasidalinsiu kitu ekranu. Taip, tai visas projektas, tai yra projektinių pasiūlymų byla, buvo patalpinta Vilniaus rajono savivaldybės administracijos puslapyje. Ir šią bylą tai yra, jinai buvo viešai prieinama, jūs galėjote ją visą tą viešinimo laikotarpį peržiūrėti, susipažinti su visa informacija teikiama. Taip pat čia šiame projekte yra pateikiami tai yra bendrieji statinio rodikliai. Tai sklypo plotas yra 29 394 kvadratiniai metrai, iš jų projektuojamo pastato bendras plotas numatomas 6289,6 kvadratiniai metrai.
Pastato aukštis numatomas iki 13 metrų, tai yra 3 aukštų pastatas. Mm, Užstatymo intensyvumas pagal šios rodiklius numatomas 21,4, o užstatymo tankis 15,67. Taip pat paskaičiuota apželdintas sklypo plotas. Pastatas numatomas A++ klasės, tai yra šiai dienai galioja aukščiausios klasės, kuri galioja pagal STR. Taip pat čia paskaičiuoti kiti rodikliai, inžinerinių tinklų projektuojamų ilgiais, automobilių stovėjimo aikštelės ir jų plotai, šaligatvių plotai. Taip, tai, aiškinamų rašto aš galbūt neskaitysiu dabar, tai tiesiog bet kada galite atsisiųsti šią bylą ir ją peržiūrėti savarankiškai. Ir toliau, čia taip pat pateikiami tokie analogai, kaip ir kas numatoma, kaip turėtų atrodyti tas pastatas projektuojamas. Toliau perėsiu prie brėžinių. Tai kalbant apie, sumažinsiu, apie sklypo planą. Taip, gal rodysiu geriau dangų planą. Tai įvažiavimas į sklypą numatomas pietinėje sklypo dalyje. Pats pastatas projektuojamas pažymėtas geltona spalva. Oranžinė spalva pažymėtos servitutinės teritorijos. O čia projektuojama didelė automobilių stovėjimo aikštelė pastato poreikiams tarnauti. Taip, tai visi brėžiniai yra pateikti. Dabar apie patį pastato planą. Tai tiesiog, paminėsiu, kad, kaip sakiau, pastatas yra 3 aukštų, bet 3 aukštai numatomi tik vienoje nedidelėje dalyje, o kitoje dalyje numatomi 2 aukštai, tai va šitoje dalyje, o čia yra pagrindinis turis yra 1 aukšto. Pastate numatomos tokios patalpos kaip holas. Einam į holą, čia numatoma laiptinė patekimui į kitus aukštus. Taip pat kavinė, kur galima tiesiog taip pat ir pailsėti tarp sporto kažkokių tai užsiėmimų su savo virtuvė. Taip pat antra laiptinė, čia yra numatomas sporto patalpos, kurios galimai ateityje turėtų būti nuomojamos. Pagrindinę salę sudaro padėlio kortai. Padėlio kortai, tai yra numatomi 6 kortai. Ir smėlio tinklinio 4 aikštelės, kurios šalia išsidėsčiusios. Taip, taip pat čia numatoma sporto salė su treniruokliais, tai yra jėgos užsiėmimus, galima sakyti, salė. Didelės rūbinės persirengimui. Taip pat svarbu paminėti tai, kad numatoma priedanga. Tai yra pažymėta oranžiniu kontūru šituo. Tai reiškia, kad ši patalpa bus sustiprinta, tai yra sienų konstrukcijos turės būti atitinkamo atsparumo. Taip pat numatomas tunelis iš šios patalpos į lauką. Taip, čia taip pat numatoma administracija, rūbinė nedidelė, sanitariniai mazgai. Taip, toliau patenkame į antrą aukštą per visas laiptinės ir čia taip pat numatomos sporto patalpos pažymėtos žydra spalva, sanitariniai mazgai, buitinės patalpos. Trečias aukštas yra dar mažesnis, tai yra tik tai 2 patalpos sporto, ir tos pačios buitinės patalpos ir sanitariniai mazgai. Taip, toliau stogo planas ir fasadai.
Tai pagrindinius fasadus sudaro iš esmės tai yra vitrininės sistemos, dideli langai su medinėmis lamelėmis. Tas didesnis turis, kuris yra vieno aukšto, kuris čia parodytas, tai yra jisai projektuojamas, numatomas iš lengvų konstrukcijų, tai yra iš daugiasluoksnių plokščių, taip pat įdedant tam tikrus intarpus, tai yra dekoratyvinius elementus su apšvietimu, kad tiesiog neatrodytų kaip aklina tokia pilka siena. Taip pat numatoma šiek tiek langų. Taip, čia parodytas pjūviai. Taip, tai čia yra visi brėžiniai ir taip pat norėčiau dar parodyti ir kelias vizualizacijas. Jeigu man pavyks, taip, tai šitą nešėrinu. Taip, kažkodėl paveiksliukų nerodo. Tai gal aš tada grąžinsiu šitą failą, kuris buvo pirmas, pristatymo pradžia ir čia matosi ta vizualizacija. Čia yra 3 aukštų korpusas priekė, čia gabaliukas 2 aukštų, o pagrindinis turis, kuris yra realiai už viso šito ploto, yra 1 aukšto. Taip. Taip pat paminėsiu tai, kad per visą viešinimo laikotarpį mes bendravome su kaimininių sklypų atstovais, tai yra jie apsilankė pas mus ofise su keliais pastebėjimais ir pastabomis ir vėliau visą tai atsiuntė raštu į elektroninį paštą. Tai dabar aš norėčiau tiesiog pakviesti projektuotojų atstovą, kad pakomentuotų tuos klausimus. Tai tiesiog sekundę aš pakviesiu ir grįšiu. Taip, tai klausimą gavome iš kaimynų, kaimininių sklypų savininkų. Tai pirmas klausimas buvo toks. Vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, versmių 31 sklype įrengtam geriamo vandens gręžiniui bus suteiktas 2 grupės vandenvietės statusas su ūkinės veiklos apribojimais. Atsižvelgiant į tai, kad gręžinys bus naudojamas tiek būsimų sporto paskirties pastato, tiek gretimos gyvenamųjų namų savininkų bendrijos versmių parkų gyvenvietė poreikiams, prašome projektuojamų ir esamų valymo įrenginių išleistuvus įrengti už vandenvietės taršos apribojimo juostos, kad išvalytų nuotekų išleidimas į kanalą būtų numatytas pietiniame versmių gatvės 31 sklypo kampe. Taip, tai atsakys statytojo atstovas. Pakomentuos. Ir išleistuvų. Taip, laba diena. Tai kaip minėjo Aleksandra, išleistuvą mes padarysime
arčiau upės, kuo toliau nuo kanalo pradžios. Tai čia būtų klausimas numeris Vienas, čia buvo pirmas. pirmas. Taip, dėl išvalytų nuotekų išleidimo. Tada Šito aš dar neskaičiau, nu, bet gali perskaityti. Šitą skaičiau. taip, tada buvo antras klausimas dėl eismo reguliavimo sprendinių gyvendinimo, kad savivaldybė pažymėtų geltonomis linijomis ties posūkiais nuo Medikiškių gatvės. Tai šitą mes galėsim pasiūlyti savivaldybei, kai darys stotelę. Čia iš tikrųjų su šito projektu nieko bendro nėra susiję. Tada buvo trečias klausimas dėl pastato techninio projekto, kad visą įrangą ant stogo numatyti kuo toliau nuo gyvenamųjų namų. Tai šitą mes pritarėm ir darant darbo projektą stengsimės visus įrenginius patraukti kuo toliau nuo esamos gyvenvietės. Ačiū. Taip, čia buvo 3 klausimai ir jeigu turite dar klausimų, tai galite, kaip sakiau, rašyti. Aš tada išjungsiu ekraną, nes nematau, ar atėjo žinutės. Taip. Ne, žinučių negavau. Tai jeigu, nu, pakartosiu tiesiog informaciją, jeigu norite užduoti klausimą, tai yra balsu, tai būtinai parašykite asmeninę žinutę man, tai yra pasirinkus ne Everyone, o Aleksandrą, kad aš galėčiau vėliau, kai rašysiu ataskaitą, tai tiesiog nurodyti, kas uždavė šitą klausimą. Taip pat galite rašyti tai yra pakelti ranką. Jeigu norite paklausti, tai yra balsu. Taip, klausimas. Gavau klausimą. Taip, kokie statybos terminai, kada startas ir pabaiga? Tai dabar statytojas vėl išėjo, tuoj aš sekundę ir jį pakviesiu. Taip, tai klausia, kokie statybos terminai, kada startas ir pabaiga. Tai visų pirma, reikėtų pasakyti, kada dar leidimas, neaišku, kada bus. Planas statybų yra kitais metais, bet viskas priklauso nuo leidimo. Jo. Nes apart šito leidimo, kur dabar bus, tai dar bus techninis darbo projektas. Jo, ne, dabar bus viešinimas, tai mes kelsime į projektinius pasiūlymus statybos leidimo gavimui, o vėliau dar bus rengiamas techninis darbo projektas. Tai čia iš tikrųjų procedūra pakankamai ilga. Tai nemanau, kad čia labai greitai viskas prasidės. Taip, tai šitą klausimą kaip ir taip atsakėm. Taip, ačiū. Ir jeigu dar turėsite klausimų, tai kaip sakiau, galite pakelti ranką, galite reakciją kažkokią parodyti, taip pat galite parašyti vėlgi į pokalbių tą langelį. Aš jį matysiu, viešinimas vyks dar iki 18 valandos. Tai kažkokios tai naujos informacijos apie patį projektą dabar iš savęs aš nepateiksiu, nes aš jau kaip ir viską papasakojau. Tai tiesiog jeigu dar kažko norėsite paklausti, tai klauskite, rašykite, kalbėkite ir aš čia būsiu iki 18 valandos, o kol kas tada išjungsiu garsą.
Dar nepaminėjau vieną dalyką, tai yra tai, kad jeigu išsijungs tiesiog šitas viešinimas, tai reikėtų spausti tą pačią nuorodą, jinai galios dar ilgai, bus aktyvi, tai tiesiog, nes kadangi šita programėlė leidžia tik tai 40 minučių nemokamai, tai tiesiog vėliau paspauskite tą pačią nuorodą ir atsidarys tas pats viešinimas.